Tai yra savaitė nerealios energijos ir gero tokio užtaiso, kurį mes gaunam iš mokinių ir iš tikrųjų gaunam nerealiai įdomių idėjų ir tos idėjos yra ne tik tai idėjos, bet jos yra projektai, jos yra su pagrindimais. Turim šansą sulaukti labai kūrybingų, talentingų ir protingų studentų. Mes labai norėjome prisidėti ir tapti pagrindiniu rėmėju šios akademijos, vien dėl to, kad tikime, jog finansinis raštingumas ir vaikai turintys gerą finansinį raštingumą yra mūsų visų ateitis. Dirbdami Lietuvoje ir Lietuvos rinkoje matome, kiek svarbu yra žingeidumas, inovatyvumas ir finansų žinios, todėl labai smagu matyti 9-12 klasių moksleivių, kurie šią savaitę išnaudoja ugdydami save. Tikrai nepasigailėjau, kad investavau savo atostogas mokinių į šį renginį, nes susipažinau su nuostabiais žmonėmis. Manau, kad tai galėsiu panaudoti ateityje, taip pat sužinojau žinių, kurias pritaikysiu savo ateityje. Galbūt čia mokysiuos. Stebina investicijų tema, nes jinai yra labai aktuali ir mokykla to labai daug nepasakoja. Visa akademija patiko, man patiko daryti projektus, susipažinti su naujais žmonėm. Akademija buvo labai geras dalykas. Sužinojau tikrai labai daug naudingų dalykų, kurie man pravers gyvenime. Vaikų šypsenos, manau, daug ką pasako jų žinios, kaip parodė savo žinias, pristatydami savo projektus, bet pasaka. Viskas, manau, kad puikiai pasisekė. Pirmiausiai, tai labai džiaugiuosi, jog kaip verslo mokyklos alumnė turėjau galimybę prisidėti prie tokio projekto įgyvendinimo. Ir svarbiausia, ko tikiuosi ir viliuosi, jog kiekvienas moksleivis iš šito projekto išsinešė, tai yra žinios ir naujos draugystės.